Kazimieras Sabaliauskas 1792 metą, Antanina Fabijonavičiūtė Sabaliauskienė 1798. Kazimieras ir Antanina Sabaliauska, znučiais, tai mon senelė. Gyveni 18 amžiaus Ruišėnus. Anūtrovas buvo ten, kur dabar ir Žimkų sodyba. Babunėlė antuos buvo kiaus iš bajorų Fabijonavičių. Anei susilaukė 10 vakų, iš kurių buvo viens mano tėvas, znučias Vincents. Kazimieras Sabaliauskis mirė 55 metų, o Antanina Sabaliauskienė mirė 71. Vincents Sabaliauskas 1831–1875. Znučias tatamon tėvs Vincents Sabaliauskis, kur buvo 4 vaks iš 10. Apsižanėjai gyventi pasiliek čia Ruišėnus. Šalip tėvų pasistatė trobą, kitus ūkinis pastatus. Merus pirmą žmoną Joną, būdams 30 metų, apsižanėjai bajoratį Eleonorą Jasevičiūtį, ant Baukiaus iš Lauksodžių kaimo. Mon tėvs Vincents ir mon mama Eleonora susilaukė tą pat 10 vakų. O dabar znučias pasiklausykite. Pirmas mano brolis buvo Adolfas. Mums mirė būdams 20 metų. Antroji Vincentą mirė maža. Trečioji sesuo Antanina vėliau apsižanėjai su Najulio. 4 Jonoks mirė 9 metų. Po 2 metų gėm dvynis Julijoną ir Oną. Mirė nesulaukus metukų. 7 buvo aš, znučias jūs, Ožaul šaknis. Gimiau 1870, spalio 24 dieną. 8 gimė Sofija, išaugusi apsižanėjai už Saparį. 9 brolis buvo Stanislavas, o 10 sesuo Ona, ant mirė 4 metų. Iš 10 užaugom znučias 4. 2 seserys Antaninai Sofija ir aš su broliu Stanislovu. Mūsų tėvas znučias Vincents ir Eleonora mirė dar jauni. Mama artėja 40, o tėvalis irgi neilgiau tetraukė. 44 pasimirė. Nu, ta buvo mar metą. Anei palaidoti vėl iš vienų kapinėse. Kapą nežinojame. Ką mirė. Tėvalis man buvo 5 metuką, o praslinkus 2 metams į man pasimirė. Likom serc. Nu, apie kūną mums globoja ir užaugė. Pranciškus Sabaliauskas, Marijona Strukčinskaitė Sabaliauskienė, Domicelda Daugintytė, irgi Sabaliauskienė. Vot znučiai iš čia į mon metraštį lapą. Anam matau svarbiausias datas. Šalip mon žmonas Marijona Domicelė. Znučiai su pirmoji Marijona išgyvenau 12 metų. Anon palaidojau Veišvienuose. O paskui apsižanėjau su Domicelė, nu tą su Ana znučias pragyvenau 33 metus. Ir pats mirti. Vo pradžiai buvau tuokį. Sulaukęs pilnametys, su broliu Stanislovu grįžom į tėviškį. Znučias atstatėm pastatus, pasidalijom žemę. Aš kūriau tėvą Vincentą, o brolį Šalip, babunėlis Antaninas ūkį.
Nu, seseris nuočias ištekė ir išėjai. Su pirma žmona susilaukiau 6 vakų. 3 aš numėrė mažiau, o 3 užauga. Dukra Ona ištekėjo už Paulausį, kuris netoliai turėjo ūkį. Sūnus Prans ir Antuans buvo, žinočiais, degti vaikė. Praniau nupirkau šipkartį ir ons išvažiavo į Ameriką, o Antuans pasiliek čia. Nu, žinočiais, po žmonos mirties našlavau 5 metus. Nu, žinočiais, buvau išronkus, ilga neįsirinkau savo pačiuos. O kai nuvažiavau į Lieplauks parapiją, ką pamačiau 19 metų Domicelį daug kentyti, širdies dūmą savo pasakiau. Nu, tai jau bus mona. Tepibau 1912 metas. Leipas. 29 apsižanijau Lieplauks bažnyčių. Nu, buvau griežtas ir tvarkingas ūkininkas. Turėjau 24 hektarų žemės, turėjau, žinočiai, savo malūnų, kolę mašiną, šeintpjovį, gražius arklius, tvarkingus pastatus, nu visko, žinočiai, skorę kūkiau. Žmona Domicelė buvo gera gaspadienė, rūpestinga vakų motina. Ant pagimdė 13 vakų, 9 sūnus ir 4 dukteris. Mėr tik 3, Broniuks, žinočiai, mėr 2 mėnesių. Vodvinoka Andriuks Ivasiuks tik 12 dainų tai išgyveno. Vokietį visi vakar 6 sūnai, 4 dukteris užaugo grožas, tvirti, buvo pagalbininką ūkį. Vyriausiai sūnų Vladok leidom į mokslus. Bronislavas buvo tikra geras mano pagalbininkas, geras kalvis. Povilas į Kostoks buvo pametino, kanėje buvo visur kartu ir dirba, išdykau kartu. Žinočiais, neišskiriami buvo. Jos buvo 5 mano sūnus. Po nuogėm dar dukteris, Vacelį, Bronelį. Vis vyresnėje, ką paauga, susirado antras pusės, sukūrė šeimas ir palieka numus. O mamos užvadelį lieka dukrelį Joaną. Ana padėdavo mažėję Aleksiuks į Zunelį. Nu, tas nuočiais lyg ir viskų išpasakojau aš čia.